Rugsėjo 14 rytas. Saulytė dar į rytus nepasisukusi, rūkai, Klaipėdos rūkai krašto. Pradėjau kloti trinkeles ir man visai kaip ir neblogai gaunasi. Kaip visados, kaip ir žvejyboje. Nori gerų žuklės, pasiruošimui sugaišk tiek pat laiko, kiek planuoji žvejoti. Tai ir čia lygiai tas pats principas. Sugaišai dieną pasiruošimui, eina kaip iš pypkės. Sugaišk valandą pasiruošimui, vargsi, aš nežinau. Šiaip tų trinkelių daug velne. Čia 3 paletės. Nu. Nežinau, kur sudėsiu. Bordiūras. Kanalas iškastas ir turiu suklot bordiūrą. Reikia jų. Ir ten dar. Va. Kiekvienoj, tuoj pasakysiu, paletėj, iš viso 8 paletės ir kiekvienoj paletėj yra 700 trinkelių. 750 trinkelių. 5 paletės. 8 paletės. 6000. Daug, velnė. Aš galvojau, čia per, nežinau, per kiek laikas, taigi pokškai, sako. Taip, tai dabar ką darau rankomis. O ką darau galvą ir ką darau širdimi. Galvą už poros savaičių turim susitikimą su Rimantu ir Jelena, manau, kaip ir viskas pasiruošta dėl to gamybinio, reikia vystyti toliau. Dabar ten mano moliūgas auga. Specialiai neinu žiūrėti. Dieną to šilumos kaip ir jisai turėtų augti. Dabar prie tokio turėtų ir augti, ir bręsti. Nu, žiūrėsiu, kom baigsis. Turėtų didelis užaugti, bet specialiai neinu žiūrėti, kad būtų įdomiau, nuėjus iš karto po keletos dienų. Dabar ką darau rankomis? Aha, galva. Ne, rankomis, galva, tai su Rimantu. Nu, ir širdimi. Širdimi tos mergaitės vis tiek reikia. Ateina, nusivalo kojas, prikvailioja ir išfizdina. Ir lieku nesupratęs. Tai tas jom negerai, tai tas jom negerai. Viskas žmogui negerai, kai jam pačiam viduj kažkas negerai. Kai to poreikių kaip ir nėra. Man jisai yra. Nepamirštu Jurgitos dar. Jau kaip ir 2 mėnesiai. Biški ir skauda nebe taip jau. Ramiau turbūt. Vakar bendravau su visai simpatiška tiesa susirašinėjimas, tik tai mergaitė iš Kauno. Irgi visai šaunuolė, visai tvarkinga. Iš pat karto pasakiau, kad man yra užribis 2 dalykai. Tai jeigu netekėjusi mergaitė turi santykius su vedusiu vyru, ir jeigu jinai yra kilusi iš vaikų namų arba labai asocialios šeimos, pyst vieną ir pataikau. Ir tų santykius turėjusi ir nenutraukusi ir dar bendraujanti visus 12 metų. Tiesa, neimtimiai, nors kas jie ten žino, bet šiaip tikiu. Bet jisai jai ten svarbus, nu, žinai, kai sako, man toks jausmas, nu, kai sako, ką man ten veikti tada. Ir aplamai labai daug dalykų pakelia. Nu ir vakar dieną, kaip ir vaikšto, vėl nosį eilinį kartą. Nosį nukabinės. Dėl to, kad išlenda tokie dalykai. O jau reiškia tokie pretenzijas, kad oi, nesupošlink, tik tai jokios užuominos. Nu, galvoju, mergaitė,
Kokios įgi pošlybės, galvoju, iš tavo pasaulio išlys. Nu, va, tokios pošlybės santykiai su vedusiu. Argumentuojame tuo, kad jisai yra geras, o jo žmona yra bloga. Tai paklausiau, gal norėtum duoti. Turiu gerą draugą, jo žmona bloga. Gal, jeigu tai yra argumentas, gal ir jam sakant, duosi save padulkinti. Jeigu tai yra argumentas, kad jisai geras, o jo žmona bloga. Vyrų pasakos. Amoralumas tai. Ribų jokių jau nebėra. O tos vištos dar ir tiki tuo. Ta žiūrėk, aktyviai palaiko, gina tai. Žodžiu. Ir vakare netyčia sukontaktavom, sakiau, kad diena, lyg ir pradėjau sakyti, kad diena kaip ir turėjo visai neblogai užsibaigti. Ta prasme, užsibaigė neblogai. Su tokia danguolė iš Šiaulių. Jau net netikėjau, kad ten kažkas tai reiškia. Ta pirma paskambino, supranti, tuo didžiai nustebindama savo drąsa, gerąją prasme nustebindama. Nu ir taip žodis po žodžio, Facebookas po Facebooku. Vėl ne visai normali moteris, šauni moteris, nu. Jau nekalbant apie tai, kad gan simpatiška. Stipri. Viskas gerai. Nu. Ta prasme, neneriu stačia galva, bet, nu, ta prasme, tikrai atkreipiau ją dėmesį ir čia dar švelniai. Bet greičiausiai scenarijus tas pats. Prikvailios ir dings. Prisikvailios, taip reiktų sakyti, ir dings. Derliaus turiu. Krantą panaikinau, į prūdą žvelgiu tiesiai. Kol kas da kaip ir šipšynas, tvarkyti reikia, sėt žolytę reikia, daugybė dalykų dar reikia, bet, nu, metmenys yra, čia žolytę užsėjau. Ir bulaižnikų ta žolytė, bet vis tiek kažkas tai va, metmenys yra. Padailinimas jau čia biški gamta padailins, lietus palyja, grumstai susmunka, grėbliukų pralyginai po lietaus, viskas juda. Seka, gali daužyti tos grumstus, tai bendrausi su vienu grumstu, nežinau kaip, kad bus linksma tau labiau negu grumstui. Tai va, įėjimas, jeigu ką, kad nepasiklystų. Ir telefonukas ant durų. Šito autorė prikvailiojo ir dingo. Taškas. Nežvenk, nežinau. Kriauklę pasistačiau, vanduo veikia viskas. Žinai, po 2 metų vanduo iš bambalio ir ypač žiemą, kai problema yra skystas vanduo. Atsukai kraną ir bėga. Iš kur jo namuose galėjo atsirasti 250 milijonų eurų grynais pinigais. Anot apklausos, Darbo partija sulauktų 6,6% rinkėjų palaikymo. Remigijus Šimašiaus vadovaujamo liberalų sąjūdžio reitingas siekia 6,3%. Daugiamandatėje apygardoje būtina 5% barjerą peržengtų ir į parlamentą taip pat patektų partija Tvarka ir Teisingumas. Jos reitingas 5,1%. Kitos partijos liktų už slenksčio į Seimą ribos.